Na ką, mėly žiūrovai, o dabar atvykome į vieną iš naujausių mūsų partnerių įmonės Audrineta projektų. Užeisime į gyvenamojo namo pastato vidų. Čia Audrineta pasirūpino visomis užuolaidomis, bei pakalbinsime pačio projekto interjero architektę Rūtą bei Audrinetos atstovę. Keliaujame į vidų, pažadu tikrai bus įdomu. Labas, Rūta. Sveikas. Tai pirmas mūsų bendras projektas, dar nematėm nei vieno tavo sukurto interjero. Džiaugiuosi, kad atvykote svečius. Tai ačiū, kad pasikvietei. Tai trumpai papasakok būtent apie šio gyvenamojo namo interjerą, koks buvo pagrindinis tikslas, ko norėjo užsakovai. Mes vaikštome name, kuris yra nedidelėme miestelėje Raudondvaris. Jo kvadratūra yra 116 kvadratų. Pagrindinė mūsų idėja buvo šitą būstą sukurti jaukų, patrauklų jaunai šeimai, su vaikais į ateitį. Ir naudoti tik natūralias, šiltas, patvarias ir funkcionaliai pritaikomas gyvenime medžiagas. Rūta, iš tikrųjų, jausmas tikrai atėjus čia yra labai geras. Aš šiaip pats mėgstu moderną, su juo reikia atsargiai, bet kada tinkamai atrodo parenkamos spalvos ir medžiagos, iš tikrųjų sukuriamas tas noro čia būti tikrai jausmas ir viskas čia atrodo prie ko prisiliesi, minkšta, gera, kad grįžtum, nusiramintum, ir turėtum tikrai gerą laiką čia. Taip, labai teisingai pastebėjau, ir iš tikrųjų pagrindinė ta mintis ir buvo ne tik jaukumas, tas noras atsipalaiduoti namuose, bet kad ir nebijotum liestis, nesukurti tokio grožio, žinai, kur paskui, oi, nenoriu, nedarau. Praktiškumas. Taip. Super. Iš tikrųjų, labai svarbi dalis namuose yra užuolaidos, roletai ir čia mes vis tiek susirinkome ir daugiau pasikalbėti būtent apie juos, nes kiek mums teko susidurti tikrai su Audrinetos produktais, aš ir pats esu senas jų klientas, tai jie tokie yra preciziški, reiklus savo ir viską, jeigu daro, tai daro labai gerai. Tai papasakok šiaip apskritai apie darbą su Audrineta, kaip tau sekasi. Audrineta tai apskritai yra partneris numeris 1, kuris mane gelbėja, padeda užbaigti kiekvieną projektą. Audiniai yra tikrai labai svarbus interjere, taip kaip ir apšvietimas, taip ir teisingas audinių parinkimas išbaigia ir sudeda tam tikrus akcentus visumoje. Kitą kartą užsakovai pabijo investuoti į užuolaidas, nukelia tai tolimesniam laikui ar kada nors ateityje, bet labai raginu šito nedaryti, nes teisingai parinktas audinys, geras jo kritimas, tai yra paskutinės detalės, akcentai visumoje, kurios paskui labai gražiai susiveda. Nors ir trumpai pasikalbėjom, bet tikrai dar kartą pagirsiu, nuostabus projektas. Dabar mes eisim pasikalbinti tekstilės dizainerę, mūsų Audrinetos atstovę Nijolę ir pasikalbėsim daugiau apie jų produkciją čia. Tai ačiū. Gerai, ačiū Jums. Sveiki, Nijolė. Sveiki. Tai ačiū, kad skiriate šiandieną laiko ir šiandien pasikalbėsime apie šiame projekte įdiegtą visą Audrinetos produkciją, taip? Taip. Labai malonu susitikti Rūtos Zaveckės projektuotame name, kuriame Rūta patikėjo užuolaidas įgyvendinti Audrinetos kolektyvui ir jo atstovė esu aš. Parinkome audinius kartu pagal klientų pageidavimus, kad būtų šviesu, jauku, minkšta. Čia parinktas audinys yra Olandų Holandhago gamintojo, kuriam mes Lietuvoje atstovaujame. Lengvas, minkštas, lengvos faktūros audinys, krentantis labai gražiomis klostėmis ir suteikiantis visada jaukumo įspūdį namuose. Kadangi yra 3 langai, buvo pasirinkti elektriniai karnizai, valdomi vienu mygtuko paspaudimu. Super. Nereikia blaškytis, įėjus į namus, labai patogu, užsitraukia ir atsitraukia vienu mygtuko paspaudimu visi langai. Tai aš kaip suprantu, šiame projekte interjero dizainerė Rūta, jie iš karto apsitarė turbūt su jumis, su būtent užsakovais, kad jie nori šio sprendimo. Buvo atvesti elektros laidai, vietos numatytos galbūt ir varikliukams, kur iš karto, šiaip jie nėra dideli, aš kiek žinau, tai tikrai kažkur tai labai didelės vietos numatyti jiems nereikia, bet žinoti, kur bus, pravartu ir planuotis iš anksto. Būtinai, kurioj pusėje, jeigu yra vienpusis atsitraukimas, būtina numatyti, kurioj pusėje bus variklis. Tačiau, jeigu jūs nepasiruošėte ir neišsivedėte laidų, tada galima naudoti akumuliatorinius variklius, kuriems nereikia išvestų laidų, tada naudojamos baterijos, kurios užtenka pakrauti 2-3 kartus per metus ir jūs turit puikų patogumą. Dabar keliausime į miegamąjį, pasižiūrėsime, ką tai. Taip, miegamojo erdvė suprojektuota Rūtos išskirtinė, yra langas,
bet kartu yra kitas langas, kuris pratęsia erdvę į vonią ir tarsi išdidina visą miegamojo erdvę. Miegamojo užuolaidos taip pat yra valdomos, traukomos elektravaldomų karnizų. Tai panaudotas taip pat Holandhago audinys blackoutinis, kuris užtamsina ir leidžia klientams išsimiegoti, kokybiškai išsimiegoti. Taip pat šiais laikais aktualus klausimas yra energijos taupimo, tai jisai kartu sulaiko ir šilumą. Ir taip pat yra labai gražios faktūros ir puikiai naudojamas. Šiaip tikrai solidus ir labai malonus audinys. Ir aš iš praktikos žinau, kad ir jūs ir man padėjot susiprojektuoti pradžiai viską, tada ir tos visus montavimo darbus Audrineta atlieka, ir tų pačių varikliukų mūsų, ir garantinį savo klientams atlieka, jeigu reikia, po metų atvažiuoja, padeda, išvalo užuolaidas, tai tas yra labai gerai, kad viską gali gauti pas jūs iš vienų rankų. Tas yra labai svarbu. Taip. Vonioje taip pat užuolaida yra valdoma elektriniu karnizu ir mygtuko paspaudimu užuolaida užsitraukia. Ar būtent tokioje drėgnoje patalpoje, nors turim čia ir kokybiškai, tikrai matau vėdinimą, bet reikia kažkokio specialaus audinio, ar būtent šis yra pritaikomas ir tokiose erdvėse? Kadangi yra vonia visiškai šalia, tikrai yra rekomenduojama parinkti audinį vandeniui atsparų. Pas mūsų kolekcijoje tikrai jų yra pasirinkimas gana platus ir šiuo atveju toks ir panaudotas. Tai dar viena jūsų produktų grupė, kiek žinau, ir tikrai esate stiprus, tai yra ir žaliuzės, ar ne, vidaus? Čia mes jas ir turim sumontuotas. Tai jas galima turbūt rinktis tiek ir, geram biurui ar visuomeniniam projektui, ne tiek ir namuose. Taip, šiaip žaliuzės tarsi yra biurų, ofisų daugiau produkcija, bet puikiai pritaikomos ir namuose. Ir va šiuo atveju čia yra darbo kambarys. Pakabinome 5 cm lamelių medinės žaliuzės, kurios šiuo metu tikrai yra labai populiarios, labai plačios, ne? Madingos. Taip, lamelės yra 5 cm pločio ir tada atrodo šiuolaikiškai. Moderniai. Jos taip pat gali būti valdomos tiek rankiniu būdu, gali būti ir elektrinis. Nijolė, iš tikrųjų labai gerai paminėjote būtent tą blackout vadinamą tą temą, ar ne? Aš norėčiau truputį praplėsti. Tai kiek aš žinau, iš tikrųjų blackoutas yra kom svarbus, tai jeigu tu turi, pavyzdžiui, langus, ar ne, į rytų, pietų, galbūt ir vakarų pusę, ar tu nori anksčiau įti miegoti, ar nori anksčiau keltis. Galų gale ir vaikus žmonės migdo, ar ne, kad tu gali dienos metu užsitrauki užuolaidas ir absoliučiai dominuoja tamsa. Taip, jeigu visiškas yra 100% blackoutas, jisai ir duoda visišką tamsą. Dažniausiai interjere yra naudojami dimautai, kurie uždengia 88% šviesos, bet interjere to pakanka, nes nelieka to aštraus tokio saulės šviesos, bet ir užtektinai uždengia, kad galėtum ramiai, kokybiškai išsimiegoti. O Nijolė, ar blackoutus naudoja tik tai namams? Ne, tikrai ne tik namams, labai dažnai naudojami viešbučiuose, tai yra nepamainomas audinys. Labai daug užsakovų paskutiniu laiku renkasi būtent ofisuose tinkamus blackoutus, dimautus. Labai dažnai yra ofisuose stiklinės pertvaros ir tas skambėjimas, tas aidas labai trukdo susikaupti, dirbti, tada mes naudojam šiuos audinius, kurie sutvarko akustiką. O kaip su degumo klasėmis, nes yra tam tikri reikalavimai kitos ir biuruose, turi būti atsparios medžiagos? Taip, ir biuruose, ir viešbučiuose labai dažnai, kuo aukštesnė klasė, yra keliami būtent nedegumo reikalavimai ir tada mes turim tikrai didelį pasirinkimą būtent nedegių audinių ir labai didelį pasirinkimą nedegių blackoutų. Super.